Britai savo atominės bombos stiprumą matuodavo su dantų pasta. Kaip tai veikia? Tai pirma, ant žemės pastatom dantų pastą. Virš dantų pastos pakabinam atominę bombą. Bombą susprogdinam. Po sprogimo matuojam, kaip toli dantų pasta iššovė iš tubelės. Ir viskas. Ir iš to galim nustatyti, kokio dydžio sprogimas buvo. Mūsų atominė bomba bus šitas butelis. Į butelį pripilsime skysto azotą. Azotas butelyje šyla, garuoja ir plečiasi. Ir galiausiai butelis neatlaiko ir sprogsta. O žemė bus šita tvirta saulės panelė. Ekoenergas pasiūlė mums išbandyti jų saulių panelių tvirtumą. Tai ir padarysim. Pradedame eksperimentą. Pirma, pritvirtinam dantų pastą prie savo žemės. Kabinam savo atominę bombą virš dantų pastos. Ir kol jinai nesprogo, atsitraukiam. Na va, po sprogimo, kas mums beliko, išsimatuoti, kaip toli nušovė mūsų dantų pasta, tai gana toli, ir iš to galim nustatyti, kiek megatonų buvo mūsų sprogimų. Nuvalius dantų pastą, ant mūsų saulės panelės nesimato nei žymos, kad buvo čia sprogimas. Tai jeigu jums reikia tvirtos ir patikimos saulės panelės, skambinkit Ekoenergas.